mums yra tikrai labai skaudu, kad apie mūsų Birutę nebuvo tarti. Tėvai yra dabar nerealiam stresui, nerealiam, jie gyvena medikamentų ir gydytojų pagalba. Jų kelionė į darbą, į kapus ir pas gydytojus. Visas gyvenimas tokiu ratu tik ir sukasi. Noriu pasakyti, kad mūsų Birutė buvo nepaprastas vaikas. Tokių Lietuvoje nedaug yra mergaičių. Jinai buvo be galo dora, puikiai mokėsi, dalyvavo Pasvalio jaunųjų talentų konkurse ir laimėjo 2 vietą. Ji šoko mokyklos ansamblyje ir Pasvalio lietuvių liaudės ansamblyje. Ji dainavo mokyklos chore ir bažnyčios Pasvalio chore. Nebuvo niekas laidotuvėse, jos kūnas buvo neštas net į bažnyčią, tai tikrai retai kada tai daroma. Ja visi labai mylėjo ir jinai buvo be galo gera mergaitė. Ir čia Vilniuje, kai įstojo, ne tik 1,5 mėnesio pasimokino, ir čia jinai iš šokių užsirašė irgi grupę, pradėjo lankyti. Apie ją visi tik geros nuomonės buvo, nes tai retos širdies vaikas buvo ir be galo doras. Ir mes norim, kad visa Lietuva žinotų ir mano nuomonė, kad mūsų teisėsauga yra tikrai per švelni, kad labai pigiai kainuoja žmogaus gyvenimas ir dar tokio žmogaus kaip jinai. Ir aš skaitau, kad tikrai Lietuva turi žinot, kad tai buvo ypatingas vaikas, kokių tikrai nedaug. Aš nežinau, kaip jūs tą medžiagą pateiksit, bet labai prašau, nes giminėms yra skaudu be galo, mums visiems, kad tai retas vaikas ir taip apie ją niekas nekalbėjo. O tai jūs manote, kad per švelniai yra tokia baisų? Kokia tai bus nežinau. Nežinau, sako, jų šeima yra labai tikinti, kad sakoma, kad Dievas už viską atsilygina, bet aš skaitau, tai nesudraudžia kitų vairuotojų. O šeimoje, sakykit, dar buvo vaikų ar buvo gan turtai? Mergaitė, dar yra vyresnė Jūratė sesuo. O ar jūs matėte gailestį tos merginos, ar nuoširdu tai atrodo? Sąžiningai ne. Sąžiningai, mano supratimu, ji labai pergyvena šiuo metu dėl savęs, bet ne dėl to, ką padarė. Ir tas teisme, kai buvo atsiprašymas, patikėkit, aš nesididžiuoju, ką padariau, mane užmušė, ar taip turi skambėti atsiprašymas. Viešpatie savo. Gal galite prisistatyti? Aš esu teta Danutė. Pavardė Aš gyvenu kokia? Vilniuje, Tijūnėlytė. Kokia? Tijūnėlytė. Teta. Taip. Ačiū labai. Ačiū ir jums labai. Sėkmės.